aš vėl kelyje ir šiandien skrendu šiandien į Norvegiją. Laukiu dabar laipinimo, atvykau į oro uostą, iš tikrųjų nereikėjo net laukti, kol atsidarys vartai, atėjau tiesiai, šiek tiek anksčiau atvykau ir dabar prieš lipant noriu papasakoti tokią greitą istoriją. Tai žodžiu, vakar jau važiavau po darbo namo ir sustojau prie bankomato nusiimti pinigų. Ir aš buvau su savo kuprinė. Ir tai tiesiog nusiėmiau 10 svarų berods ir įsidėjau piniginę atgal į kuprinę. Ir tada nuėjau iki parduotuvės, norėjau nupirkti atviručių ir kalėdom ten ir panašiai. Na žodžiu, esmė tame, kad paskui jaučiau, kad vis kažkas trinasi pas mane aplinkui kuprinę. Ir iš tiesų tenai buvo parduotuviai toks labai mažutis tarpas ir sunkiai žmonės praeidavo, tai visokios močiutės pro mane ėjo, tai kažkaip ir net nieko blogo nepagalvojau. Ir gerai, kad turėjau savo pinigus nuimtus tiesiog rankoje vienoj, o paskui, kai jau priejau prie kasos, pasiėmiau kuprinę į priekį ir tiesiog norėjau atsidaryti, kad susidėję daiktus ir pastebėjau, kad skirelis yra atvertas ir dingus mano piniginė. Tai kažkas pavogė piniginę ir laimė iš tikrųjų, dėl ko apie tai pasakoju, nes dabar va skrydis man šiandien ir aš labai retai kada su savimi nešiojuosi pasą. Ir iš tiesų aš turiu piniginę didelę, kurią nešiojuosi tik tada, kada vykstu apsipirkti. Ir turėjau tą mažytę tokią, kurią pavogė, tai kasdieninė tokia, tenai telpa tik tai keletas kortelių. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad ten nepasidėjau nuimtų pinigų, nors ir nedaug, bet tai vis tiek būtų labai gaila. Iš tiesų, ne tai, kad kažką aš praradau, aš iš karto paskambinau bankui ir atkenselino mano, ta prasme atšaukė mano kortelę, bet tiesiog yra labai nemalonu. Pirmas kartas mano toksai patyrimas, kada mane apvogė. Tai tikrai labai šlykštus jausmas ir galvoju, ką aš būčiau padarius tai vagišiai, jeigu būčiau pamačius ją kišant rankas į mano kuprinę. Nes aš nebejoju, kad tenai buvo moteris ir žodžiu, nes mačiau, lygtais keletas moterų buvo už manęs. Ir dar vienas dalykas, paskui nuėjau tiesiog į parduotuvės galą, tenai buvo prie apsaugos, tiesiog personalo žmonių paklausiau, ar jie turi CCTV, ta prasme kameras, ar jie galėtų atsukti pažiūrėti vaizdą, kas iš manęs ištraukė piniginę, bet pasirodo, nors ir kameros yra, jie pasakė, kad ne, mes to padaryti negalim, net nežinau iš tikrųjų, kodėl ten tos kameros stovi, yra pajungtos, bet anyways. Taigi iš tiesų jau lipsiu į lėktuvą, lankysiu savo draugę jau antrą kartą, vyksim slidinėti ir bus labai daug sportinės veiklos. Tai pamatysite viską toliau mano video vaizdelį. Iki. Išvažiavom dabar ryte pasivažinėti prie jūros ir važiuosim dabar iš kito kranto, ten kur yra uostas, labai gražu. Tai vėlgi gaivus oras, nuostabu iš tikrųjų. Labai atgaiva ir Norvegija, manau, vieta, kurią norėčiau sugrįžti senatvėj.
pamatėte rytinius vaizdus iš Norvegijos nuo jūros kranto. Šičia užsukam kažkokią įlankėlę. Jachtos, namai, ramuma, iš tikrųjų vėjelio net nesigirdi. Tikrai labai gražu. Katerį atplaukė mūsų ir plauksim į salą pažvejoti. Dabar laukiam čia prie tokio uosto. Užkandžiaujam plotėlį su norvegišku sūriu ir tuoj pat plauksim.